turi dvasią, jis supranta, ką jisai daro, dėl ko jisai į tą pasaulį atėjo ir kas yra. Ir tas aukščiausias, į ką mes tikime visi, jeigu esam kultūringi, tai ir yra ta dvasia, kuri mus kažkur tai veda. Į kažkokią tai iš tamsos į šviesą, į sąmonėjimą tam tikrą. Tai va šitas apibrėžimas yra iš esmės sveikata, tai yra socialinė, fizinė, psichinė ir dvasinė gerovė. Jeigu žmogus turi tos visus elementus, va tada jis yra tikras, sveikas, jis tvirtas, žino, ko jis nori, žino, ką jis siekia, žino, kas yra kas ir jis eina to keliu. Sakau, kaip tą Vidūną pavarčiau, man iškart labai daug atsirado atsakymų. Žinau, iš kur jis tai toks išmintingas tose gimtose. Pasirodo, kad jisai, mokėdamas sanskrito kalbą, jis perskaitė Bhagavad Gitą, tokią knygą, kur yra indų filosofija šitie visi dalykai sudėti. Ir ten irgi, ta pati žmogaus sandara, aš čia tik tai perrašiau studentam, aiškinti, padariau tokią schemą vėl, kad būtų. Ir kaip tas žmogus, tik tai daugiau čia detalių. Reiškia vėl, iš ko žmonės sudaryti, iš ko susidėri kartu ir sveikata. Tai yra socialinis pagrindas. Jis nestiprus, bet jo reikia daug tų pinigų, tos gerovės, kad ant jūs augtų viskas. Toliau reiškia fizinis kūnas, arba ta fizinė sveikata. Jutimai ir norai, daugiau svarbus jų dėkia mintis, intelektas, ego ir siela. Ir principė, žmogus tai yra, kaip jeigu būtų 100% sveikas žmogus, pas jį būtų visi tie elementai įsivėsti, jis būtų piramidė. O piramidė, kaip žinot, pati geometriškai pasaulyje stabiliausia figūra. Jos negalima pavyzdžiui. Nebereikalo yra Cheopso piramidės, yra kiniečiai, tai yra toks, gal dar ne iki galo nesuprasta, ką tos piramidės reiškia. Bet tada būtų 100% toks dalykas. Bet iš tikrųjų realiai žmonės yra kitokie. Jie ne piramidės, tai tokie kirminėliai. Vienas dalesnis yra biednas visiškai, nieko neišmokęs, jo šitas plotas jau darosi mažuliukas, ar ne? Kitas yra gal invalidas, neįgalus, ar ten kažkas kepenys neveikia, inkstai neveikia, ar kas nors. Jau čia ne 100%, jau yra kokie 20-30%. Reiškia jausmai, jisai gal jau jaučia kažką, tai negirdi, nemato, ar ten blogai girdi, ar blogai mato. Mintis ir protas, reiškia, jis jau gal ne viską supratauja, ne viską supratęs, intelektas jo neišvystytas. Gal jis neturi savo ego. Ego, tarp kitko, labai svarbus dalykas. Aš visada galvoju, kad egoizmas tai labai blogai. Iš tikrųjų, egoizmas labai gerai. Jeigu visi žmonės būtų egoistai, visi, tai tas gyvenimas būtų, nieks nevoktų, niekas nieko, nebūtų jokių tokių, kad kas gali apmauti, apgauti, posakį padaryti kažkokį ir tada viskas nebūtų tokio neteisingo suvokimo. Tada būtų visi tiesus, aiškus ir viskas būtų. O kada ego silpnas, tai tada tą žmogų labai lengva palenkti, kažką tokio padaryti ir taip toliau. Ir siela. Tai iš tikrųjų mes visi nesam 100%, piramidės niekas negalime pasiekti. Užtai tas gyvenimas iš tokių, kaip tokios neaiškios figūros. Ir kiekvienam reikia žinoti, ir stengtis išplėsti savo tą gyvenimą, sąmoningumo pagalbą iki 100%, kad pasidaryti pilnavertę piramidę. Aš čia lotuso pozą įdėjau specialiai, kad žmogus net jisai iš tikrųjų yra panašus į tetraedrą, taip vadinamą. Pagal savo nebereikalo jogai šitoj pozai skaito, kad pati patogiausia žmogui poza šita yra sėdėti, tik tai ją reikia sugebėti padaryti, priprasti. Dabar, kas nulėmė sveikatą? Čia tą piramidę įdėjau į tokių 3 ašių X, Y, Z sistemą. Ir pagrindiniai, pasirodo sveikata labai paprastas dalykas. Tik 3 dalykai, 3 banginiai, kurių stovi sveikata. Tai yra mityba sveika, negalima į savo organizmą dėti bet ką. Jam reikia tik tai dėti tai, kiek reikia. Ne per daug, ne per mažai. Ir jeigu sugebama į mitybą sureguliuoti taip, kaip turi būti, tai viena iš jau 30% sveikatos turime. Jeigu fizinis aktyvumas, žmogus tai kas? Gyvūnas. Jis turi judėti, turi neturėti antsvorio, turi tas fizinės savo savybės būti išsivystęs. Ir jeigu turim pakankamai judėjimo, ir jeigu turim dvasinę ir emocinę pusiausvyrą, niekas neišmėgiama, neišblaško, viskas, tada galima pasiekti savo sveikatą.
Tris pagrindinius dalykus reikia siekti tokių dalykų. Tai va ką Vidūnas sako.